pasiūlyta vieta, tiesiog pus etatą šokių vadovų. Nu, ir mes čia pareiškime norą, kad mes ne tik dainuoti norėjome, bet mes norėjome pašokti. Tai kaip tik tas atsirado vadovė Loreta Vaitkutė, kuri dirbo Plungės menų mokyklo. Tai mums pamokai šokti. Aš pradėjau, kad čia buvo labai daug susirinkę tų šokėjų, bet kada reikėtėm ką dirbti, brandulys išlieka dabar toks, koks jūs matėte. Turiu kolegą labai fainą tokią aldoną ir ant man visai prieš rugsėjį pirmą paskambinė, pasakė, sako, ar tu nenori žlebinaišką šokių vadovą. Ir aš taip, nes iš tikrųjų aš labai svajojau turėti vyresnį kolektyvą kažkada labai seniai, dar telšiuosi. Svajodavau, kad aš labai norėčiau saugus kolektyvą. Tai va, svajonis pildos. Susikūrė mūsų kolektyvs ir kažką pačiu pradžioje galvojom, koks tas pavadinimas bus. Kadangi čia teko pėlis Sausdrava, tai sakom, gal mes būsėm Sausdravėlis. Iš pradžių galvoju, gal Sausdravs, bet dar patys tokiai apsaknau juoką, visi dar pirmoką, tai mes nutarėm, kad mažybinę pavadinti, tiesiog Sausdravėlis. Bet tie projektai ir europiniai pinigai įsisavinams. Mes vykdėm projektą Žlibinų krašto savitumas ir jų tradicijų išsaugojimas. Ir tuo projektą dėka įsigijom tautinius rūbus. Bet tai tautinė rūba ir matuomis mūsų pasirodymus, kada mes šventės dalyvaujam. O šiaip mes repetuojam su savo tokia darbiniu uniformu. Žemaičių Kalvarijoje buvom, Stanelius, Narvaišius, o tokį didelį kelionį turėjom net į vienį užsienį.
į Punską, į Lenkiją. Tai tik dėka projektų. Aišku, tuos projektus vykdyti nėra jau taip lengvai paprasta, nes irgi, būna daug prigalvotų tokių pasunkinimų, kad reikia veikti žmonėm, kad mes nesam paruošti tam, kad mes vykdytumėm projektus, mes esam paprasti darbininkas žmonės. Gal sudalyvaujam apžiūruo, ar mums pakvies į dainų šventę, ne. Ir praėjom to apžiūrą, apsidžiaugėm, kad mums įvertinga gera ir buvom pakviesti į Vilnių, į Lietuvos dainų šventę čia Aš taip kažką labai norėjau išvežti, padovanoti tenim. Ne to, kad pasakyti, kad nuvežti kolektyvą, ar ten, sakykime, kažkokį gal laurą, kad ten, sakykime, tam kolektyvu, bet man buvo įdomu anim parodyti dainų šventę, iš tikrųjų, kada nei pajust, ko reiškia ta iš tikrųjų, kur netur nei Anglija, nei Danija, nei dar kažkas netur, tik tai Pabaltijos šalis. Tai UNESCO. Taip pat dėkojame visiems pagalbininkams Vilniuje, kurie mus priėmė ir Liaudies šokius negalima pasirinkti muzikos. Liaudies šokia yra knygos, yra talmudai ir išledamas knygas sukurti liaudies šokį visų pirma. Tu turi pasisamdyti kompozitorių, kad tu turi atsiversti, jeigu, sakykime, šiuo atveju, jeigu tai greičiausia tema turbūt šokiui turi būti tema, sakykime, jeigu aš pasirinkčiau kažkokią temą, dėlioju žingsnius, ko aš prašau, ko kompozitorių, ko aš norėčiau ir ko aš norėčiau parodyti, kompozitorius sugauna. įrašyti 2014 metų balandžio 12 dieną, kurią mes pernai taip pat šitoje scenoje pynėmės šokio pynį. Turim daug šaunių vyrų, katrai lek po darbų į repeticijas, visuomet skub, nes kažkoks atsipalaidavėms ir taip kartu mumis jungna tik
ne tik tą šokis jung, bet mumis kartu jung pabendravėms. Mes tiesiog laukam tų vakarų, tų repeticijų, kada galėtumėm susitikti ir pabendrauti. O šokyje esam taip, mes negalėjom pyktis, dėl to, kad mes turėjom viens kitam išteisti ranką. Kitans dabar nufilmuoti ten iš tikrųjų nauda ir tokį, kad, pavyzdžiui, kai kurie žmonės, ani tarpusavį, ani iki to kolektyvą, ani viens kitą nepažinojo. Man įdomiausia tai, pavyzdžiui, kad dabar šiandien be rūmai negal genėti medžių, viens kitam avinus dovano, viens su kitu dalinas ir viens kitam padeda. Prideda. Ir bendrą kažkokį interesą, bendrą kvailystę, aš kaip sakau. Bendruomenės portalą www.zlibinubendruomenė.lt. Galite aplankyti ir pamatysit mūsų kiekvieną viešinamą renginį su nuotraukom, su trumpa prašymu.